jau norėjo prokuratūra bylą nutraukti, kad neva jų mergina Adelė Kudinskaitė blogai gaivina. Jie kažkur iš ekspertizės ištraukė tą sakinį, kad jisai užspringo, nes kadangi blogai gaivina. Už to sakinį užsikabino, jau norėjo nutraukti, bet čia įsikišo spauda, tada jau nutilo. Įsismarkavusius futbolo sirgalius šiurkščiai tramdę policininkai niekaip nenori pripažinti peržengę tarnybinių įgaliojimų ribas. Iš darbo atleistas tik vienas guminė lazda švaistęsis uostamiesčio policininkas. Nors 5 liudininkai tvirtino matę, kaip pareigūnai pusračiu apsupo Arūną ir jį mušė, kaip parkritęs ant grindinio jis rankomis dengstė galvą nuo smūgių, tokių parodymų neužteko. Peržiūrėję filmuotus vaizdus, tyrėjai tvirtina niekur nematantis Lučiūną mušusių pareigūnų. Policininkų versija. Arūnas esą galėjo nukentėti per lietuvių sirgalių susirėmimą su agresyviais Maskvos Spartak gerbėjais. Taip, tai aišku, yra šitos šeimos teisė pateikti valstybei dėl turtinės ir neturtinės žalos ieškinį netekus sūnaus. Tai yra jų teisė ir jie tą padarė. Tačiau policijos departamentas, kuris šiuo atveju atstovauja valstybę, nesutinka su to ieškiniu, nes nei viena institucija per tiek metų, kiek vyksta tyrimas, nenustatė, kad policijos pareigūnai būtų kalti dėl jų sūnaus žūties. Riaušių malšinimo įrašus tyriantis Klaipėdos apylinkės prokurorai tvirtina negalintis nustatyti gulinčių žmonės lazdomis mušančių policininkų tik todėl, kad pareigūnų veidus dengia šalmai. Byla dėl Arūno Lučiūno mirties nenutraukta, tačiau tyrimas į priekį nejuda. Byloje vyksta tyrimas, kažkokių naujienų daugiau nebeturim, negu kad buvo anksčiau skelbta. Ir tokia pozicija, kad būtent kažką galėtume apkaltinti, irgi nėra toj byloje tokių duomenų. O apkaltinti yra sudėtinga dėl to, kad nėra nustatytas konkretus pareigūnas, ar ne? Taip, nenustatytas. O nenustatytas jis todėl, kad, kaip minėjo, yra jie su šalmais ir negalima tiesiog jų veidų nustatyti, ar kaip? Matot, ta byla yra šiek tiek specifinė. Mirties priežastis yra užsprengimas vėmalumose. O užspringt galėjo, kaip ekspertai duoda, ir nuo galvos sužalojimo, ir nuo to, kad buvo neteisingai reanimuojamas. Ir be to, kiek tyrėm, kiek aiškinomės, kiek žiūrėjom visas vaizdajustės, niekur nėra įrašyta, kad būtų tas asmuo konkrečiai mušamas. Ir niekas, aišku, neprisipažino, kad jį mušė. Su riaušių tyrimo medžiaga susipažinę Seimo kontrolieriai nustatė, kad policininkai stadione nesilaikė teisės aktų, pažeidė sirgalių teisės. Labiausiai kontrolierius nustebino faktas, kad incidente dalyvavę pareigūnai bei vienas Lučiūną bandęs gaivinti gydytojas buvo apklausti tik po pusmečio. Prokurorams pateiktos pradinės išvados buvo palankios tik policijai. Skelbta, kad Arūno mirtis nesmurtinė, esą jo sveikata galėjo sutrikti nuo alkoholio. Tačiau medikai paneigė šią tendencingą policijos išvadą. Prieš mirtį sirgalius buvo blaivus. Mirusio vaikino tėvai prašo priteisti jiems po 500 000 litų neturtinės ir turtinės žalos. Taip pat 125 litus per mėnesį atlyginimą netekus maitintojo. Civilinį ieškinį tėvai pateikė valstybei, kurios pareigūnai nesugeba atlikti savo pareigų. Pasak Vidmanto Lučiūno, iš pareigūnų jau sulaukė atsako. Jam siūloma pačiam ieškoti policininko, kuris galėjo suduoti mirtiną smūgį sūnui. Tai vyko dar susirašinėjimai su teismu, tai Klaipėdos komisaras Ivanauskas, tiek į policijos departamentas viską jau neigė. Jau pamatė, kad jau uodega yra priverta, jau pradeda šaukti, kad jau reikia, ypač man rašo, kad aš turiu pateikti įrodymus, kad policininkai nužudė sūnų. Tai aš ne koks prokuroras esu, aš esu tik eilinis žmogus, tai jų darbas įrodyti viską yra. Seimo narys teisininkas Kęstutis Čilinskas sako, kad tokiais atvejais nukentėjęs žmogus neturi ieškoti kaltininkų ir įrodinėti, kas nužudė jo sūnų. Pagal Europos teisę, Europos žmogaus teisių praktiką ir galiausiai pagal Lietuvos konstituciją, jeigu žmogui žalą padarė valstybės institucija arba jos darbuotojai, iš biudžeto valstybė žalą ir privalo atlyginti. Jeigu jau kalbame apie tokias situacijas, kai jau atrodo, kad ir tikrai pareigūnų rankose buvo žmogus, ar
policijos pareigūnų, kitų pareigūnų rankose buvo žmogus ir jis žuvo, ar buvo jau sužalotas ir mirė. Tai be abejonės, aš turiu menį būtent pagal tikrąją teisę, Europos žmogaus teisų teismo praktiką, lygiai taip pat aišku ir pagal Lietuvos konstituciją, kuri būtent numato, kad valstybė turi užtikrinti žmogaus gynybą, o net ir šiai žmogus turi ieškoti, koksgi ten valstybės pareigūnas, policininkas ar kitas nužudė sūnų. Tai nėra žmogaus pareiga, tai yra valstybės pareiga. Jeigu valstybė tos pareigos neįvykdė, tai ir jie atsako už tai, kad tos pareigos neįvykdė. Čia nereikėtų painioti su baudžiamąja byla, kai sakysim, reikalaujam nuteisti pilietį X, nežinom kas jis. Šiuo atveju nereikalavome nuteisti pilietį X, bet sako valstybė, jūs nerandat šito savo pareigūno, kuris padarė žalą, tai valstybė atlyginkite šitą žalą, nes jūs neužtikrinta, kad galim būti išieškoti iš kaltų pareigūno. Incidentą Klaipėdos stadione kritiškai vertino tuometis vidaus reikalų ministras Gintaras Furmanavičius. Tokiais būdais viešąją tvarką saugančius policininkus ministras išvadino uniformuotais banditais. Tuo tarpu dabar jau buvęs generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius į siautėjančius pavaldinius nereagavo niekaip.